Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos yra viena pagrindinių mirties priežasčių ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. ES kasmet širdies ir kraujagyslių sistemos ligos sudaro apie 30% visų mirties priežasčių. Taigi širdies ir kraujagyslių sistemos ligų koregavimas medikamentais yra labai svarbus. Pirmiausiai paskaitoje bus pateikiama informacija apie medikamentus, kurie vartojami padidėjusiam kraujospūdžiui mažinti. Padidėjusio kraujospūdžio liga, hipertenzija, yra tokia būklė, kai sistolinis kraujo spaudimas nuolat būna 140 mm gyvsidabrio stulpelio ir daugiau, o diastolinis 90 mm gyvsidabrio stulpelio ir daugiau. Hipertenzijai gydyti vartojami keleto grupių vaistai. Mokymosi procesui pateikiami 4 pagrindinių grupių medikamentai. Tai yra angiotenzino antagonistai, kurie skirstomi į 2 pogrupes, beta-adrenoreceptorių blokatoriai, kalcio jonų kanalų blokatoriai ir 4 grupė šlapimo išsiskyrimą didinančių vaistų grupė, kitaip vadinama diuretikais. Pastarajai grupiai priklauso kelios pogrupės. Mums reikia žinoti vieną iš jų, tai yra kilpinius diuretikus. Kalbant apie pirmąją grupę, tai yra apie angiotenzino antagonistus, pirmiausiai turime žinoti renino-angiotenzino aldosterono sistemos fiziologiją. Taigi, organizme gaminama tam tikra medžiaga angiotenzino genas, kuri yra minima skaidrės viršutinėje kairėje dalyje. Angiotenzino genas yra neaktyvus. Inkstuose angiotenzino genas paverčiamas angiotenzinu 1, dalyvaujant fermentui reninui, kurį gamina ir išskiria inkstų kraujagyslėse esantis juxtaglomerulinis kompleksas. Renino gamyba ir išskyrimas suintensyvėja, kai pablogėja inkstų kraujotaka. Tai yra, jis yra reikalingas tinkamai inkstų kraujotakai užtikrinti. Angiotenzinas 1 taip pat yra neaktyvi medžiaga, tačiau kraujyje jis paverčiamas angiotenzinu 2, dalyvaujant angiotenziną konvertuojančiam fermentui AKF. Angiotenzinas 2 yra labai aktyvi medžiaga, kuri jungiasi prie savo, tai yra angiotenzino 2 receptorių. Prisijungdamas prie kraujagyslėse esančių angiotenzino 2 receptorių, angiotenzinas 2 stipriai sutraukia kraujagyslės. Pažymėtina, kad jis sukelia tiek venų, tiek arterijų vazokonstrikciją. Stimuliuodamas angiotenzino 2 receptorius antinksčiuose, angiotenzinas 2 didina aldosterono išsiskyrimą. Dėl vazokonstrikcijos padidėja periferinis kraujagyslių pasipriešinimas ir kraujospūdis. Hormonas aldosteronas veikia inkstuose ir skatina natrio jonų bei vandens susilaikymą organizme. Taigi, padidina cirkuliuojančio kraujo tūrį, o lygiagrečiai ir kraujospūdį. Įvardinti procesai didina tiek širdies prieškrūvį, tiek ir pokrūvį. Širdies prieškrūvis yra spaudimas kairiajame skilvelyje diastolės pabaigoje, tai yra prieš širdies susitraukimą. Prieškrūvis priklauso nuo venų tonuso, jo talpos ir į širdį įtekančio, sugrįžtančio kraujo tūrio. Vaistai, kurie mažina venų tonusą, tai yra plečia venas ir tokiu būdu padidina jų talpą, sumažina į širdį grįžtančio kraujo tūrį. Tai reiškia, jie sumažina prieškrūvį.
Pokrūvis yra tos struktūros ir veiksniai, su kuriais širdžiai tenka susidurti ir juos įveikti susitraukiant. Pokrūvis priklauso nuo arterijų pasipriešinimo. Dešinėje iliustracijos pusėje parodyta kalikreino kinino sistema ir jos poveikis. Organizme kalikreinas dalyvauja susidarant bradikeninui iš kinino geno. Bradikininas taip pat yra labai aktyvi medžiaga, tačiau jis sukelia priešingą poveikį nei kairėje iliustracijos pusėje įvardintas angiotenzinas 2. Tai yra, bradikininas plečia kraujagysles. Jis yra natūralus vazodilatatorius. Angiotenziną konvertuojantis fermentas AKF metabolizuoja, skaldo bradikininą į neaktyvius metabolitus. Tai yra, jis pašalina bradikinino vazodilatacinį poveikį. Taip pat, kaip jau žinome, AKF lygiagrečiai yra reikalingas angiotenzinui 2 susidaryti iš angiotenzino 1. Bradikininas, be to, kad plečia kraujagysles, dar skatina prostaglandinų sintezę, kurie taip pat plečia kraujagysles. Galimai dėl pastarųjų medžiagų kiekio padidėjimo didėja kraujagyslių sienelių pralaidumas ir pasireiškia nepageidaujama angioedema bei sausas kosulys. Apibendrinamai pasakius, dėl iliustracijos dešinėje pusėje įvardintų medžiagų poveikio plečiamos kraujagyslės, sumažinamas periferinis pasipriešinimas, o galiausiai ir kraujospūdis. Normaliomis aplinkybėmis renino, angiotenzino, aldosterono sistema organizme reikalinga skysčių, kraujo tūrio, natrio jonų pusiausvyrai palaikyti. Šios sistemos suaktyvėjimas, galima sakyti, net gyvybiškai svarbus karščiuojant. Tačiau renino, angiotenzino, aldosterono sistemos aktyvumui pernelyg padidėjus pasireiškia širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, pavyzdžiui, hipertenzija, širdies funkcijos nepakankamumas. Renino, angiotenzino, aldosterono sistemą veikia 2 grupių vaistai – AKF inhibitoriai ir angiotenzino 2 receptorių blokatoriai. AKF inhibitoriai slopina angiotenzino 2 susidarymą iš angiotenzino 1, kas apsaugo nuo vazokonstrikcijos ir periferinio pasipriešinimo, o taip pat nuo natrio jonų ir vandens susilaikymo organizme. Lygiagrečiai AKF inhibitoriai neleidžia skaidyti kraujagyslės plečiančio bradikinino. Pastarasis mechanizmas yra papildomas, kuris dėja susijęs ir su sunkių nepageidaujamų reakcijų atsiradimu, tokių kaip angioedema, sausas varginantis kosulys. Angiotenzino 2 receptorių antagonistai arba blokatoriai neveikia angiotenzino 2 susidarymo bei neveikia kalikreino kinino sistemos. Jie blokuoja angiotenzino 2 receptorius kraujagyslėse ir antinksčiuose, todėl neleidžia susiaurėti kraujagyslėms ir išsiskirti aldosteronui. Šioje skaidrėje trumpai pateikiamas AKF inhibitorių sukeliamas poveikis. Jie plečia arterijas, todėl mažina periferinį kraujagyslių pasipriešinimą. Taigi, sumažina arterinį kraujo spaudimą bei pokrūvį. Dėl arterijų išplėtimo sumažinama kairiojo skilvelio apkrova ir jo darbas
išstumiant kraują susitraukimo metu. Kadangi AKF inhibitoriai mažina aldosterono išsiskyrimą, sumažinamas natrio jonų ir vandens susilaikymas organizme. Dėl to sumažėja veninio kraujo tūris ir mažesnis kraujo kiekis venomis sugrįžta į širdį. Taigi, tokiu būdu AKF inhibitoriai sumažina prieškrūvį ir galiausiai kraujospūdį. Svarbus momentas yra tas, kad vartojant AKF inhibitorius kompensatoriškai nestimuliuojama simpatinė nervų sistema, todėl jie nesukelia refleksinės tachikardijos ir dėl šios priežasties šios grupės preparatus galima vartoti išeminių miokardo pažeidimų turintiems pacientams. Taip pat pastebėta, kad AKF inhibitoriai stabilizuoja inkstų funkciją ir mažina baltymų išsiskyrimą su šlapimu, sergant lėtinėmis inkstų ligomis, ypač diabetinė nefropatija. Manoma, kad taip jie veikia todėl, jog mažina glomerulų arteriolių pasipriešinimą ir spaudimą glomerulų kapiliaruose. AKF inhibitoriai pirmiausiai vartojami hipertenzijai gydyti. Dėl jų sukeliamos arterijų vazodilatacijos ir sumažinamo natrio jonų bei vandens susilaikymo mažinamas kraujospūdis. Kadangi AKF inhibitoriai sumažina tiek prieškrūvį, tiek pokrūvį, jie tinka širdies funkcijos nepakankamumui gydyti, kardiovaskuliniai rizikai mažinti, kuri būna padidėjusi sergant cukriniu diabetu, koronarinė širdies liga ar esant įvairiems daugybiniams kardiovaskulinės rizikos veiksniams. AKF inhibitoriai gali būti vartojami ir sergant diabetinę nefropatiją. AKF inhibitorių nepageidaujamos reakcijos. Labai dažnai AKF inhibitoriai sukelia sausą kosulį. Ši nepageidaujama reakcija priskiriama prie labai dažnai pasireiškiančių, kadangi stebima daugiau nei 10% besigydančių šios grupės medikamentais pacientų. Kita nedažnai arba retai pasireiškianti, tačiau labai sunki ir gyvybei pavojinga reakcija yra angioedema. Tai yra veido, ryklės, kvėpavimo takų patinimas, paburkimas, kuris gali sutrikdyti ir netgi sustabdyti kvėpavimą bei pasibaigti mirtimi. Tiek sauso kosulio, tiek angioedemos atsiradimas yra susijęs su bradikinino kiekio padidėjimu. Taip pat AKF inhibitoriai gali sukelti hiperkalemiją, kadangi jie sumažina hormono aldosterono išsiskyrimą. Aldosteronas yra distaliniuose inkstų kanalėliuose natrio jonų reabsorbciją skatinantis ir kalio jonų reabsorbciją mažinantis hormonas, todėl sumažėjus jo kiekiui natrio jonai pašalinami, o kalio jonai sulaikomi organizme. Dėl AKF inhibitorių gali pasireikšti hipotenzija, ypač pavartojus pirmąją dozę. AKF inhibitoriai sukelia vaisiaus vystymosi defektus ar jo žūtį. Dar AKF inhibitoriai gali sukelti inkstų funkcijos nepakankamumą, ypač pacientams, kuriems yra abiejų inkstų arterijų stenozė arba vieną inkstą su stenozavusią arteriją turintiems žmonėms. Nuo AKF inhibitorių gali būti alerginis odos bėrimas, skonio pakitimai.
Ir trumpai apie AKF inhibitorių kontraindikacijas. AKF inhibitorius vartoti draudžiama, jeigu pacientui nuo jų yra buvusi angioedema, jeigu yra abiejų inkstų arterijų stenozė arba vieno turimo inksto arterijos stenozė, bei nėštumo metu, nes sukelia apsigimimus. Yra daug AKF inhibitorių grupės preparatų. Šioje paskaitoje pateikti tik keli jų pavyzdžiai. Jie skiriasi tarpusavyje poveikio stiprumu, pūsinio periodo ar bendro poveikio trukme, eliminacijos būdu. Dauguma iš jų pašalinami per inkstus, tačiau yra preparatų, kurie iš organizmo išskiriami kitais būdais, ne per inkstus. Taip pat pažymėtina, kad vieni iš jų įvedami į organizmą aktyvaus vaisto pavidalu, kaip kaptoprilis, o kiti, pavyzdžiui, perindoprilis, ramiprilis, enalaprilis, įvedami pro vaisto pavidalu. Provaistas yra neaktyvi, neveikli medžiaga, kuri suaktyvėja dažniausiai kepenyse metabolizmo metu, susidarant aktyviems metabolitams. Angiotenzino 2 receptorių blokatoriai ir jų ypatybės. Angiotenzino 2 receptorių blokatorių veikimo mechanizmas yra šiek tiek kitoks nei AKF inhibitorių. Jie nekeičia angiotenzino 2 susidarimo, neveikia kalikreino kinino sistemos, tai yra neveikia bradikinino apykaitos. Jie tiesiog blokuoja angiotenzino 2 receptorius kraujagyslėse ir neleidžia joms susiaurėti, tai yra apsaugo nuo vazokonstrikcijos. Taip pat, blokuodami angiotenzino 2 receptorius antinksčiuose, sumažina aldosterono sekreciją, todėl sumažėja natrio jonų ir vandens susilaikymas organizme. Nors veikimo mechanizmas yra kitoks, jie sukelia praktiškai tokius pačius poveikius kaip ir AKF inhibitoriai. Ir vartojami jie tais pačiais atvejais kaip ir AKF inhibitoriai. Dargi, angiotenzino 2 receptorių blokatoriai yra pasirinktiniai, alternatyvūs vaistai, jeigu pacientas AKF inhibitorių netoleruoja dėl varginančio sauso kosulio arba angioedemos. Dalis angiotenzino 2 receptorių blokatorių sukeliamų nepageidaujamų poveikių yra tokie kaip AKF inhibitorių. Skirtumas yra tas, kad angiotenzino 2 receptorių blokatoriai nesukelia sauso kosulio bei angioedemos, nes jie neveikia bradikinino apykaitos. Jau matyta skaidrė. Šiuo atveju turime atkreipti dėmesį į žemutinę schemos dalį, kuri iliustruoja būtent angiotenzino 2 receptorių blokatorių poveikį ir yra apibraukta brūkšninė linija. Beta adrenoreceptorių blokatoriai. Taip pat jau matyta skaidrė kitose paskaitose. Prisimenant pasakytina, kad beta adrenoreceptoriai yra autonominės nervų sistemos receptoriai, kurie organizme reguliuoja nevalingus, gyvybiškai svarbius fiziologinius procesus, tokius kaip širdies susitraukimų dažnumas, kraujospūdis, kvėpavimas, virškinimas, lytinės funkcijos. Nagrinėjant kardiovaskulinės sistemos ligas bei sutrikimus, mums yra svarbus kaip tik beta adrenoreceptoriai bei jų lokalizacija.
Taigi šiuo atžvilgiu svarbiausia beta adrenoreceptorių lokalizacija yra širdyje, lygiuosiuose raumenyse ir inkstų struktūrose, konkrečiai turimas omeny juxtaglomerulinis kompleksas. Prisimenant detaliau beta adrenoreceptorių lokalizaciją, vėl teikiama praėjusiose paskaitose matyta skaidrė. Taigi pagrindinė beta 1 adrenoreceptorių buvimo vieta yra širdyje ir įtekamosiose inkstų kraujagyslėse esančiame juxtaglomeruliniame komplekse. Beta 1 adrenoreceptorių stimuliavimas širdyje suaktyvina jos veiklą, o šių receptorių stimuliavimas juxtaglomeruliniame komplekse padidina renino išsiskyrimą, kuris per eilę reakcijų suintensyvina inkstų kraujotaką ir bendrai paėmus padidina kraujospūdį. Beta 2 adrenoreceptorių yra kai kurių kraujagyslių, bronchų, virškinimo trakto ir kitų vidaus organų, pavyzdžiui, pūslės lygiuosiuose raumenyse. Taip pat jų yra raumenyse bei kepenyse. Čia esantis beta 2 adrenoreceptoriai yra priskiriami metabotropinių receptorių porūšiui ir juos suaktyvinus skatinama glikogenolizė. Todėl padidinama gliukozės koncentracija kraujyje, kas yra svarbu aprūpinant organizmą energiją fizinio krūvio metu. Beta adrenoreceptoriai yra priskiriami su G baltymu susijusių receptorių rūšiai ir vėlgi praėjusiose paskaitose matyta skaidrė. Prisiminimui trumpai pakartosime mechanizmus. Ligandai, agonistai, prisijungdami prie beta adrenoreceptorių juos suaktyvina. Tai sukelia tolimesnius pokyčius, tai yra G baltymo aktyvėjimą, kurio metu guanozino trifosfatas pakeičia guanozino difosfatą prie G baltymo alfa subvieneto. Tuomet G baltymas disocijuoja ir susidaro alfa guanozino trifosfato kompleksas ir beta gama subvienetų junginys. Abu dariniai yra aktyvūs ir sąveikauja su efektoriais. Mums mokymosi procese svarbesnis yra alfa guanozino trifosfato komplekso sukeliamas poveikis. Agonistams veikiant su GS baltymų susijusius receptorius, tokius kaip beta 1 ir beta 2 adrenoreceptoriai, bei susidarius alfa guanozino trifosfato kompleksui, ląstelės viduje suaktyvėja fermentas adenililciklazė, kuri katalizuoja ciklinio adenozino monofosfato susidarymą. Taigi pastarosios medžiagos koncentracija ląstelėse padidėja. Iliustracijos B dalyje neaktyvi adenililciklazė yra pažymėta raide E didžiąja, o suaktyvėjusi raide E didžiąja su žvaigždute. Aktyvuojant širdyje esančius beta 1 adrenoreceptorius ir padidėjus ciklinio adenozino monofosfato koncentracijai, per eilę reakcijų ląstelėse padidėja kalcio jonų koncentracija. Todėl suintensyvėja aktino susijungimas su miozinu ir sustiprėja miokardo susitraukimai. Didėja laidumas laidžiojoje širdies sistemoje, pasireiškia kiti teigiami kardiogeniniai poveikiai. Bronchuose ir kitose lygiuosiuose raumenyse stimuliuojant beta 2 adrenoreceptorius, taip pat padidėja ciklinio adenozino monofosfato kiekis. Tačiau tuomet suaktyvėja fermentai defosforilinantys mioziną, todėl susilpnėja miozino jungtys su aktinu ir lygieji raumenys atsipalaiduoja. Dar mes žinome, kad yra slopinamieji G baltymai, tai yra GI, ir su fermentų fosfolipaze susiję GQ baltymai. Tačiau šioje temoje jie mums nėra reikalingi. Paminėti poveikiai pasireiškia beta adrenoreceptorių stimuliuojant. Jos blokuojant neleidžiama natūraliems
endogeniniams beta adrenoreceptorių agonistams, dažniausiai epinefrinui, norepinefrinui, sukelti savo poveikių. Todėl širdies veikla per beta 1 adrenoreceptorių blokavimą yra slopinama. Sukeliamas neigiamas chronotropinis poveikis, tai yra retinamas širdies susitraukimų dažnumas, sukeliamas neigiamas dromotropinis poveikis, tai yra slopinamas sinusinio mazgo aktyvumas ir lėtinamas, bloginamas laidumas per atrioventrikulinį mazgą, sukeliamas neigiamas inotropinis poveikis, tai yra mažinama miokardo susitraukimo jėga, bei sukeliamas neigiamas batmotropinis poveikis, tai yra slopinami, šalinami neritmiški susitraukimai, aritmijos. Blokuojant beta 1 adrenoreceptorius juxtaglomerulinėme komplekse, slopinamas renino išsiskyrimas. Taigi, beta adrenoreceptorių blokatoriai gali ne tik užslopinti, pašalinti širdies ritmo sutrikimus, tačiau ir sumažinti kraujospūdį. Pradinis kraujospūdį mažinantis poveikis pasireiškia dėl širdies veiklos slopinimo, kuris sumažina iš širdies išstumiamo kraujo tūrį. Vėliau, po kelių gydymosi beta adrenoreceptorių blokatoriais parų, pastebimas kraujospūdį mažinantis poveikis ir dėl renino sekrecijos sumažėjimo. Selektyviai beta 1 adrenoreceptorius blokuojantis preparatas nebivololis, be to, kas pasakyta, dar skatina ir kraujagyslės plečiančios medžiagos NO išsiskyrimą iš endotelio ląstelių. Blokuojant beta 2 adrenoreceptorius, šių receptorių turinčios kraujagyslės susiaurėja, bronchai susitraukia, kepenyse ir raumenyse mažėja glikogenolizė, todėl pasireiškia hipoglikemija. Kraujagyslės sutraukiančiam poveikiui ypač jautrūs periferinės kraujotakos sutrikimų turintys pacientai. O bronchų konstrikciją sukeliantis poveikis ypač pavojingas bronchų astma sergantiems žmonėms. Beta adrenoreceptorių blokatorių sukeliama hipoglikemija gali būti net gyvybei pavojinga cukriniu diabetu sergantiems ir insuliną vartojantiems pacientams. Ji yra išskirtinė, vadinama maskuota arba paslėpta ir atsparia hipoglikemija. Kadangi beta adrenoreceptorių blokatoriai neleidžia pasireikšti tokiems hipoglikemijos simptomams kaip tremoras, tachikardija, nervingumas, alkio pojūtis, bei neleidžia hipoglikemijos sureguliuoti endogeniniams katecholaminams, konkrečiai epinefrinui. Endogeniniai katecholaminai kaip tik ir sukelia įvardytus hipoglikemiją išduodančius požymius. Tačiau beta adrenoreceptorių blokatorių fone šie požymiai nepasireiškia. Todėl šie blokatoriai gali maskuoti hipoglikemiją ir ji gali likti nepastebėta bei progresuoti. Kaip jau suprantame, 3 paskutinius poveikius, kurie yra nepageidaujami, sukelia neselektyvūs beta adrenoreceptorių blokatoriai. Beta adrenoreceptorių blokatorių vartojimas. Beta adrenoreceptorių blokatoriai tinka hipertenzijai gydyti, nes, kaip jau minėta, mažina minutinį širdies tūrį, o taip pat renino išsiskyrimą iš juxtaglomerulinio komplekso. Taip pat šios grupės medikamentai turi ir kitokių panaudojimų, ypač jeigu kartu su hipertenzija lygiagrečiai yra ir kitų kardiovaskulinės sistemos ligų. Jie yra vartojami krūtinės anginai gydyti. Krūtinės angina yra krūtinės skausmas, kuris atsiranda dėl vainikinių arterijų susiaurėjimo ir sutrikusio miokardo aprūpinimo deguonimi. Tai yra dėl miokardo išemijos, kurios metu susikaupę metabolitai dirgina nervinės terminales,
todėl ir jaučiamas skausmas. Tokiais atvejais reikia normalizuoti deguonies pusiausvyrą tarp jo tiekimo miokardui ir jo panaudojimo širdies veiklos metu. Beta-adrenoreceptorių blokatoriai slopina širdies veiklą ir sumažina minutinį širdies tūrį, todėl atlikdamas mažesnį darbą, miokardas deguonies sunaudoja mažiau. Taip sumažinamas ir skausmas. Beta-adrenoreceptorių blokatoriai vartojami ir miokardo infarktui gydyti. Miokardo infarktas taip pat yra išeminis miokardo pažeidimas, kuris dažniausiai pasireiškia vainikinės arterijas užkimšus krešuliui. Beta-adrenoreceptorių blokatoriai, slopindami širdies veiklą, kaip ir krūtinės anginos atveju, taip ir miokardo infarkto metu, sumažina miokardo deguonies sąnaudas, todėl sumažinamas infarktinės zonos dydis, apsaugoma nuo miokardo infarkto pasikartojimo, taip pat nuo tokių miokardo infarkto komplikacijų, kaip gyvybei pavojingos aritmijos. Be to, greitinamas pasveikimas, didinamas išgyvenamumas. Manoma, kad teigiamus poveikius beta-adrenoreceptorių blokatoriai miokardo infarkto metu sukelia todėl, jog blokuoja kraujyje cirkuliuojančių endogeninių katecholaminų veikimą, kuris be abejonės įprastomis aplinkybėmis didintų išemijos pažeisto miokardo deguonies panaudojimą. Dėl neigiamo dromotropinio ir neigiamo batmotropinio poveikių beta-adrenoreceptorių blokatoriai vartojami supraventrikulinėms aritmijoms gydyti, kadangi jie lėtina, blogina laidumą per atrioventrikulinį mazgą, jie gali kontroliuoti ir skilvelių susitraukimo dažnį. Galiausiai beta-adrenoreceptorių blokatoriai gali būti vartojami nesunkių širdies funkcijos nepakankamumo formų atvejais, silpnindami širdies susitraukimo jėgą, mažindami kraujospūdį ir slopindami endogeninių katecholaminų stimuliuojamąjį poveikį, jie apsaugo miokardą ir pagerina gyvenimo prognozę, padidina išgyvenamumą, apsaugo nuo staigios mirties. Tačiau reikia nepamiršti, kad beta-adrenoreceptorių blokatorių negalima vartoti sunkaus širdies funkcijos nepakankamumo atvejais, nes reikšmingai slopindami ir taip labai susilpnėjusią širdies funkciją, būklę ir padėtį jie pablogintų. Dar šioje skaidrėje koncentruotai pateikiama informacija apie nepageidaujamas beta-adrenoreceptorių blokatorių reakcijas, kurių mechanizmai buvo aptarti prie ankstesnių skaidrių. Papildomai pasakytina tik tai, kad nepageidaujamas reakcijas centrinėje nervų sistemoje sukelia lipofilinėmis savybėmis pasižymintys beta-adrenoreceptorių blokatoriai, kurie geba praeiti hematoencefalinį barjerą, pavyzdžiui, propranololis. Kalcio jonų kanalų blokatoriai. Kalcio kanalų yra keletas rūšių, pavyzdžiui, L, P, N ir kitų. Miokardo ir kraujagyslių raumeninėse ląstelėse dominuoja L tipo kalcio jonų kanalai. Kalcio jonų kanalus blokuojančios medžiagos ir medikamentai, prisijungdami prie raumeninės ląstelės membranoje esančių kalcio jonų kanalų, jos blokuoja ir tokiu būdu sumažina kalcio jonų patekimą į ląstelę. Sumažėjus ląstelės viduje kalcio jonų koncentracijai, raumuo atsipalaiduoja, o sumažėjus kalcio jonų koncentracijai kitose struktūrose, pavyzdžiui, kai kuriuose širdies laidžiosios sistemos ląstelėse, sulėtinamas, pabloginamas laidumas.
Dėl tokio veikimo mechanizmo sukeliama ganėtinai nemažai poveikių širdies ir kraujagyslių sistemoje. Kraujagyslių sienelių lygiesiems raumenims atsipalaidavus, kraujagyslės išsiplečia ir sumažėja kraujo spaudimas. Pažymėtina, kad kalcio jonų kanalų blokatoriai gerokai labiau veikia arterijas ir arterioles nei venas. Venas jie veikia nežymiai. Širdyje šios grupės medikamentams užblokavus kalcio jonų kanalus, sumažinama miokardo susitraukimo jėga ir dažnumas. Dėl tokios priežasties miokardas mažiau sunaudoja deguonies. Taip pat sumažėjus kalcio jonų koncentracijai atrioventrikulinio mazgo ląstelėse, kaip minėta, lėtinamas, bloginamas laidumas per šį mazgą. Kalcio kanalų blokatoriai pagal cheminę struktūrą yra dihidropiridininiai ir kitokios struktūros kalcio jonų kanalų blokatoriai, nedihidropiridininiai. Pastarieji yra kelių pogrupių. Dihidropiridininiams priklauso nifedipinas, amlodipinas, realybėje jų yra gerokai daugiau. Kitos cheminės struktūros kalcio jonų kanalų blokatoriams priklauso verapamilis, diltiazemas. Dihidropiridininiai kalcio kanalų blokatoriai, nifedipinas, amlodipinas yra vazoselektyvūs. Tai yra stipriai veikiantys kraujagyslės, taip pat ir vainikines. Širdį jie veikia minimaliai. Verapamilis labiausiai veikia širdį, pastebimai silpniau kraujagyslės. Diltiazemas tiek širdį, tiek kraujagyslės veikia apylygiai. Jis tarsi užima tarpinę padėtį tarp nifedipino, amlodipino ir verapamilio. Kalcio jonų kanalų blokatorių vartojimas. Kadangi įvairių preparatų poveikis kardiovaskuliniai sistemai skiriasi, tai skiriasi ir jų paskirtis – vartojimas. Kraujagyslės stipriau veikiantys kalcio jonų kanalų blokatoriai vartojami hipertenzijai gydyti. Labiau širdį veikiantys preparatai dažniausiai pasirinkami gydant prieširdines, tai yra supraventrikulinės aritmijas. Dar kalcio jonų kanalų blokatoriai vartojami gydant krūtinės anginą, o preparatas pasirenkamas priklausomai nuo klinikinės situacijos. Šioje skaidrėje trumpai pateikiama informacija ir apie kalcio jonų kanalų blokatorių sukeliamas nepageidaujamas reakcijas. Didžioji jų dalis yra susijusi su pagrindiniais veikimo mechanizmais. Tai ir hipotenzija, ir bradikardija, ir atrioventrikulinė blokada, ir širdies funkcijos nepakankamumo atsiradimas arba esamo pasunkėjimas. Refleksinė tachikardija pasireiškia nuo vazoselektyvių, tai yra stipriai kraujagyslės veikiančių kalcio jonų kanalų blokatorių, pavyzdžiui, nifedipino, amlodipino. Periferinės edemos, dažniausiai stebima kulkšnių edema, manoma, jog atsiranda dėl padidėjusio arteriolių sienelių pralaidumo. Dantenų hiperplazijos mechanizmas nežinomas, tačiau pastebėta, kad jis yra laikinas ir praeina nutraukus kalcio jonų kanalų blokatorių vartojimą. Dantenos dažniausiai hipertrofuoja nuo nifedipino. Kadangi kalcio kanalų blokatoriai veikia ne tik širdies ir kraujagyslių sienelių, bet ir kitų vidaus organų raumenis, jie atpalaiduoja ir virškinimo trakto raumenis, todėl gali pasireikšti vidurių užkietėjimas. Galvos skausmas, svaigimas, nuovargis,
yra dažniausiai su kalcio jonų kanalų blokatorių sukeliama hipotenzija susiję simptomai. Kilpiniai diuretikai. Yra kelių grupių diuretikų preparatų. Tai ir tiazidiniai, ir kalio jonus sulaikantis, tačiau mokymosi proceso metu bus nagrinėjami Henlės kilpos kylančioje dalyje veikiantys diuretikai. Šiai grupiai priklausantis preparatas, kurį mums reikia žinoti, yra torazemidas. Pagrindinis daugelio diuretikų poveikis yra pagrįstas natrio jonų ir jo druskų reabsorbcijos mažinimu. Kylančioje Henlės kilpos dalyje veikiantys diuretikai slopina natrio, kalio, chloro kotransporterį. Kotransporteris yra struktūra, jungianti erdves abipus ląstelės membranos ir normaliomis aplinkybėmis užtikrinanti visų įvardytų jonų transportą viena kryptimi. Tai yra į Henlės kilpos epitelinių ląstelių vidų. Paprastai kylančioje Henlės kilpos dalyje reabsorbuojama apie 25% natrio jonų. Jų reabsorbcija vyksta ir kituose inkstų kanalėliuose. Pavyzdžiui, proksimaliniuose inkstų kanalėliuose reabsorbuojama net 60–70% natrio jonų. Tačiau neturime šioje vietoje natrio jonų reabsorbciją slopinančių vaistų. Taigi, kylančioje Henlės kilpoje veikiantys ir natrio kalio chloro kotransporterį slopinantys diuretikai sumažina šių jonų reabsorbciją ir padidina jų koncentraciją distaliniuose kanalėliuose, į kuriuos jie vėliau ir patenka. Tokiu būdu sumažinamas kanalėlių spindį supančio audinio intersticiumo hipertoniškumas, tai yra osmosinis slėgis, nes jis padidėja kanalėlių spindyje dėl ten susilaikiusių natrio, kalio, chloro jonų. Dėl tokios priežasties į didesnio osmosinio slėgio pusę, tai yra inkstų kanalėlių spindį, transportuojamas didesnis kiekis vandens ir iš ten jis nebereabsorbuojamas. Taigi, dėl padidėjusio osmosinio slėgio inkstų kanalėlių spindyje padidėja ir išskiriamo šlapimo tūris. Tuo pačiu pasišalina iš organizmo natrio, kalio ir chloro jonai. Kadangi užslopinus teigiamą krūvį turinčių natrio, kalio jonų reabsorbciją panaikinamas potencialų skirtumas abipus ląstelių membranų, įsijungia dar ir kiti mechanizmai lygiagrečiai su šlapimu pašalinantys ir magnio bei kalcio jonus. Dar pastebėtina, kad kilpiniai diuretikai inkstuose padidina prostaglandinų susidarymą. Pastarieji plečia inkstų kraujagysles ir pagerina inkstų kraujotaką. Kilpinių diuretikų vartojimas. Henlės kilpos diuretikai vartojami edemams šalinti ir hipertenzijai gydyti. Labai dažna edemų atsiradimo priežastis yra širdies funkcijos nepakankamumas. Taip pat edemų gali atsirasti sutrikus inkstų funkcijai. Esant širdies funkcijos nepakankamumui dėl kairiojo skilvelio pažeidimų, atsiranda periferinės edemos, o dėl dešiniojo skilvelio pažeidimų atsiranda plaučių edema, kuri gali būti pavojinga gyvybei, kadangi transudatas užspaudžia alveolių kapiliarus. Tokiais atvejais Henlės kilpos diuretikai gali išsaugoti gyvybę, pavyzdžiui, po miokardo infarkto pažeidžiančio dešinį skilvelį ir sukeliančio plaučių edemą. Hipertenzijai gydyti diuretikai tinka,
nes sumažina kraujospūdį pirmiausiai padidindami pašalinamo šlapimo tūrį ir tokiu būdu sumažindami cirkuliuojančio kraujo tūrį. Vėliau vartojant diuretikus pradeda veikti ir kiti kraujospūdį mažinantys mechanizmai, kurie atpalaiduoja kraujagyslės bei ilgainiui sumažina periferinį pasipriešinimą ir tai yra susiję būtent su padidintu natrio jonų pašalinimu iš organizmo. Nepageidaujamos kilpinių diuretikų reakcijos yra susijusios su jų farmakologiniu poveikiu. Kaip jau suprantame, kilpiniai diuretikai gali sukelti elektrolitų disbalansą, tai yra hipokalemiją, hiponatremiją, hipochloremiją. Kadangi dėl papildomų mechanizmų pašalinamas ir magnis bei kalcis, galima hipomagnezemija ir hipokalcemija. Būtent su elektrolitų disbalansu tiesiogiai susijęs ir metabolinės alkalozės, tai yra organizmo terpės pašarmėjimo atsiradimas. Kadangi diuretikai didina skysčių pasišalinimą, jie gali sukelti dehidraciją ir su ja susijusią hipotenziją. Dėl sumažinamos skysčių reabsorbcijos inkstų kanalėliuose jie gali padidinti šlapimo rūgšties reabsorbciją ir sukelti hiperurikemiją bei podagros priepuolius. Taip pat jie gali toksiškai veikti klausą, ypač jei vartojami kartu su kitais ototoksiškai veikiančiais vaistais. Ototoksinio poveikio mechanizmai literatūroje neaprašomi. Krūtinės angina ir antiangininiai vaistai. Krūtinės angina, kitaip dar vadinama stenokardija, yra trumpalaikis, periodiškai pasireiškiantis tam tikro pobūdžio krūtinės skausmas. Jis atsiranda dėl miokardo išemijos, tai yra dėl sutrikusio miokardo aprūpinimo krauju, deguonimi bei maisto medžiagomis. Miokardo kraujotaka pablogėja, kai sumažėja vainikinių arterijų spindis. Jis sumažėti gali paprastai dėl dviejų priežasčių. Dėl vainikinių kraujagyslių aterosklerozinių pokyčių arba dėl šių kraujagyslių spazmo. Dėl pastovaus, nuolatinio vainikinių arterijų spindžio sumažėjimo, kurį dažniausiai sukelia ateroskleroziniai šių kraujagyslių pokyčiai, pasireiškia stabili krūtinės angina. Tai yra viena dažniausiai pasireiškiančių krūtinės anginos formų. Kitos formos krūtinės angina pasireiškia dėl vainikinių arterijų spazmo ir tokia krūtinės angina vadinama vazospazmine. Esant įvardintiems miokardo kraujotakos sutrikimams, deguonies miokardui teikiama mažiau, o fizinės arba emocinės įtampos metu miokardui jo reikia daugiau. Tai yra tokiais atvejais padidėja miokardo deguonies poreikis ir jo sunaudojimas. Dėl štai tokio pusiausvyros sutrikimo tarp deguonies tiekimo miokardui ir jo sąnaudų pasireiškia išeminiai miokardo pažeidimai, pradedant krūtinės angina ir baigiant miokardo infarktu. Taigi gydant, koreguojant išemiją, svarbu kiek įmanoma atstatyti šią sutrikusią pusiausvyrą arba gerinant deguonies tiekimą miokardui, arba mažinant miokardo deguonies poreikį, tai yra sąnaudas, o galbūt optimizuojant tuo pat metu abi šias grandis. Taigi, krūtinės anginai gydyti vartojami 3 pagrindinių grupių vaistai. Tai yra organiniai nitratai. Mums reikia žinoti vieną iš jų. Tai yra glicerolio trinitratą.
kitaip vadinama nitroglicerinu. Taip pat vartojami beta-adrenoreceptorių blokatoriai ir kalcio jonų kanalų blokatoriai. Dviejų pastarųjų grupių vaistai jau buvo aptarti šioje paskaitoje, todėl dabar nuodugniau bus aptariami tik organiniai nitratai. Organinių nitratų veikimo mechanizmas – farmakodinamika. Į organizmą patekę nitratai yra paverčiami nitritais, o vėliau iš pastarųjų susidaro NO – azoto oksidas. Padidėjus azoto oksido kiekiui suaktyvėja fermentas guanililciklazė, kuri katalizuoja ciklinio guanozino monofosfato susidarymą iš guanozino trifosfato. Padidėjus ląstelėje ciklinio guanozino monofosfato koncentracijai, per eilę reakcijų suaktyvėja fermentai, kurie defosforilina plonasias, lengvasias miozino grandines. Galimai tokios būklės miozino grandinės negali sudaryti patvarių jungčių su aktinu, todėl raumuo atsipalaiduoja, o galimai šioje vietoje pasijungia dar ir kitokie mechanizmai. Nitratai plečia tiek venas, tiek arterijas, tačiau jų poveikis venoms yra gerokai didesnis, stipresnis nei arterijoms ar arteriolėms. Šioje skaidrėje teikiama informacija apie kitą farmakodinamikos dalį, tai yra apie nitratų sukeliamus poveikius. Vartojami terapinėmis dozėmis, organiniai nitratai plečia pirmiausiai stambes venas ir padidina jų talpą, todėl sumažina į širdį grįžtančio veninio kraujo kiekį ir kairiojo skilvelio prisipildymą bei spaudimą jame, tai yra jie sumažina prieškrūvį. Tokiu būdu palengvinamas širdies darbas susitraukimų metu ir taip sumažinamas deguonies sunaudojimas. Deguonies sąnaudų sumažinimas gali atsverti pablogėjusį jo tiekimą. Tai yra pagrindinis ir svarbiausias nitratų poveikis, kuris neretai būna naudingas fizinio krūvio metu sergantiems stabilia krūtinės angina. Nitratai sukelia ir kitą poveikį. Jie sumažina vainikinių kraujagyslių, arterijų, spazmus ir jas praplečia, todėl pagerina miokardo aprūpinimą deguonimi, tai yra pagerina deguonies tiekimą miokardui. Šis antrasis, nepagrindinis mechanizmas yra labai svarbus vazospazminės krūtinės anginos atvejais. Pasakytina ir tai, kad organiniai nitratai gerina kraujotaką kolateralėse, tai yra aplinkinėse kraujagyslėse. Taigi jie dar ir dėl to pagerina miokardo perfuziją, tai yra kraujotaką. Vis dėlto, bendrai paėmus, pagrindiniu organinių nitratų poveikiu laikomas ne vainikinių arterijų plėtimas, bet kraujo perskirstymas susijęs su didžiųjų venų išplėtimu. Toliau labai lakoniškai apie šalutinę šioje skaidrėje šviesesnė spalva pateiktą informaciją. Terapinėmis dozėmis vartojami nitratai šiek tiek plečia arterijas ir nestipriai sumažina periferinį pasipriešinimą bei kraujospūdį, kas vėlgi mažina širdies darbą ir deguonies panaudojimą. Reikšmingas arterijas plečiantis ir pastebimai pokrūvį mažinantis poveikis pasireiškia nuo didelių nitratų dozių, kurios ne visada gali veikti teigiamai.
Kadangi tai nėra reikšminga informacija, ji teikiama šviesesniu šriftu, o mums mokymosi procesui yra svarbi tamsiu šriftu skaidrėje išdėstyta informacija. Farmakokinetinės organinių nitratų ypatybės. Aptariamos glicerolio trinitrato farmakokinetinės ypatybės. Įprastas ir dažniausias glicerolio trinitrato vartojimo būdas yra po liežuviu. Vartojant tokiu būdu, jo poveikis prasideda labai greitai, kadangi po liežuvio srityje yra gausus kraujagyslių tinklas ir ypatingai intensyvi kraujotaka. Taigi vaistas greitai patenka į apatinę tuščiąją veną, o po to ir į sisteminę kraujotaką. Poveikis tęsiasi mažiau nei pusvalandį. Glicerolio trinitratas krūtinės anginos skausmą sumažina per trumpiau nei 5 minutes. Jei po 5 minučių skausmas nesumažėja, vartojama dar viena jo dozė. Ir jei vėl po 5 minučių šis skausmas nesumažėja, vartojama 3 dozė. Jei po 3 pavartotų dozių skausmas nesumažėjo, galima įtarti, kad tai ne krūtinės angina. Pažymėtina, kad enteraliai pavartojus įprastines glicerolio trinitrato farmacinės formas, labai didelė jo dalis yra metabolizuojama prieš sisteminio metabolizmo metu. Tai yra pirmąjį kartą prasiskverbiant per kepenis. Ir tuomet jo biologinis prieinamumas būna mažesnis nei 10–20%. Taigi dažniausiai vartojamos parenteralinės glicerolio trinitrato formos, nors šiame laikmetyje, pasitelkus specialias gamybos technologijas, įmanoma pagaminti ir enteraliai vartojamas formas, tačiau klasikiniu atveju glicerolio trinitrato preparatai vartojami parenteraliniu būdu. Šioje skaidrėje bendram žinojimui pateikiami glicerolio trinitrato farmacinių formų pavyzdžiai, iliustruojantys, kad egzistuoja ne vien poliežuvinės šio preparato formos, tačiau yra ir injekcinės formos, taip pat pailginto atpalaidavimo tabletės arba ant odos klijuojami gydomieji pleistrai, kitaip vadinami transderminiais pleistrais. Pastarosios dvi formos dėl atsirandančios tolerancijos nitratams ir dėl lėtos poveikio pradžios vartojamos retai ir neskubiais atvejais. Visumoje organiniai nitratai vartojami krūtinės anginai gydyti tiek ūmiais skubiais atvejais, kai reikia nutraukti anginos priepuolius, tiek ilgalaikiam gydymui, tai yra priepuolių profilaktikai. Skubiais atvejais, kaip jau minėta, vartojamos poliežuvinės glicerolio trinitrato formos. Tai ir poliežuvio tabletės, ir poliežuvio purškalai. Taip pat šiais atvejais tinka ir infuziniai glicerolio trinitrato tirpalai. Ilgalaikiam gydymui, tai yra krūtinės anginos priepuoliams retinti, kitaip sakant, jų profilaktikai, tinka ilgesnio poveikio glicerolio trinitrato farmacinės formos, tokios kaip transderminiai pleistrai ar pailginto atpalaidavimo tabletės. Arba priepuolių profilaktikai gali būti vartojami kitų ilgą poveikio trukmę turinčių organinių nitratų preparatai, kurie į programą nėra įtraukti, todėl paskaitoje neaptariami. Primintina, kad ilgiau veikiančius organinių nitratų preparatus vartoti reikia apdairiai dėl jiems atsirandančios tolerancijos. Taip pat reikia nepamiršti,
kad krūtinės anginai gydyti be organinių nitratų gali būti vartojami ir paskaitos pradžioje aptarti beta-adrenoreceptorių blokatoriai bei kalcio jonų kanalų blokatoriai. Organinių nitratų nepageidaujamos reakcijos. Organinių nitratų sukeliamos nepageidaujamos reakcijos, tokios kaip galvos skausmas, ortostatinė posturalinė hipotenzija, veido paraudimas ir karščio pojūtis veide, tachikardija, pasireiškia dėl vazodilatacijos. Tai yra nepageidaujamos reakcijos susijusios su farmakodinamika. Galvos skausmas, kuris beje yra pulsuojančio pobūdžio, atsiranda dėl galvos smegenų dangalų kraujagyslių, konkrečiai veninių sinusų, išsiplėtimo. Organiniai nitratai dėl kraujagyslių išplėtimo gali pernelyg sumažinti kraujospūdį ir sukelti ortostatinę posturalinę hipotenziją, kai labai sumažėjus kraujo spaudimui, kūno padėtį iš horizontalios į vertikalę keičiantis pacientas gali nualpti. Dėl organinių nitratų poveikio gali pasireikšti refleksinė tachikardija todėl, kad organizmas, padažnindamas širdies ritmą, siekia padidinti sumažėjusi širdies išstumiamo kraujo tūrį. Veido paraudimas, karščio pojūtis veide atsiranda dėl arterijų išsiplėtimo. Dar viena labai svarbi organinių nitratų nepageidaujama reakcija yra gana greitai jiems atsirandanti tolerancija. Tai yra reiškinys, kai dingsta kraujagyslės plečiantis jų poveikis. Tolerancijos nitratams atsiradimas labai priklauso nuo jų vartojamų dozių ir vartojimo dažnumo. Didelės dozės ir ilgalaikis organinių nitratų buvimas organizme greičiau ir dažniau sukelia toleranciją. Kitaip sakant, greičiau ir dažniau toleranciją sukelia ilgo poveikio farmacinės formos, tokios kaip pailginto atpalaidavimo tabletės, transderminiai pleistrai, ilgai, tai yra ilgiau kaip keletą valandų be pertraukos trunkanti intraveninė organinių nitratų infuzija. Siekiant išvengti tolerancijos, organiniai nitratai neturi būti vartojami didelėmis dozėmis. Be to, gydymo metu epizodiškai būtina daryti 8–12 valandų pertraukas.